Labą dieną, šiandien mes svečiuojamės pas gerbiamą misionierių Hermaną Šulcą ir šiandien kalbėsim apie misijas ir apie misionierius. Šiandien yra simbolinė diena, 2024 m. rugpjūčio 9, kada minime šventąją Editą Stein. Ir norisi klausti, kas yra geras misionierius ir kaip jam skleisti tą gerąją naujieną, kad žmonės, kurie nepažįsta Kristaus, priimtų krikščionišką tikėjimą. Aš manau, geras misionierius yra, kuris gyvena pagal Evangeliją. Kas yra galų gale krikščionybė? Krikščionybė nėra mokslas, nėra teorija, nėra knygos, nėra Biblija, bet yra asmuo. Ir geras misionierius stengiasi gyventi pagal Kristaus pavyzdį. Ir jis pasako labai aiškiai savo mokiniams, kad eitų skelbti Dievo karalystę, neturėdami jokio materialinės atsargos ir priemonių. Nei dviejų porų batų, nei kitą kuprinę, panašiai, nei piniginę, kas galų gale jis nori to pasakyti. Reiškia pasitikėti šito turiniu, kad gražiausias, sakant, Evangelijos, sakant, vaistas yra save dovanoti, jis pats parodė. Tai misionierius, jo gyvenimas turėtų parodyti, kad jis save dovanoja, jis sam gyvena. Jis negyvena dėl kokio, sakant, pajamų, ar dėl geros algos ir panašiai. O kaip jam tą misionieriui efektyviai kreipti tą žmogų, kuris yra toli nuo krikščioniško tikėjimo, nuo krikščioniškos kultūros, link tų universalių principų, kurie yra krikščionybėje, kurie, pavyzdžiui, jie turi savo dievų, savo tikėjimą, savo kultūrą. Tai kaip popiežius Pranciškus sako, ganytojas turi kvepėti avimis, o gal avis turi kvepėti ganytojui? Kaip čia yra? Na jo, reikia visų pirma, yra labai, sakant, svarbus uždavinys respektuoti. Visų pirma, pavyzdžiui, man asmeniškai buvo, kai vyko į Ruandą, labai svarbu išmokti jų kalbą, kuri yra labai sunki, labai skirtinga, jokio panašumo nėra su Europos kalbom. Vienas iš tų pavyzdžių, jiems yra labai keista, kad mes skaičiuojam 1, 2, 3, sakom viską. 3 kiaulės, 3 žmonės, 3 angelai, 3 mišlynai. O jie 3 žmonės yra vienas skaičius, bet gyvuliai yra kitas ir tai panašiai. Ir tai reiškia ta jų, sakant, kultūra, jų galvosena. Ir aišku, jų kalba. Irgi, sakant, jų kalboje, nes kalba yra ne vien, sakant, būdas kaip nors sužinoti dalykus arba suprasti viens kitą. Ta eksperimentas esperanto kalba atrodo, kad nepasisekė. Bent kiek aš žinau, nors amžinatilsį kunigas Urbaitis labai buvo ir apaštalas esperanto. Kalba yra gyvas dalykas, reiškia tam tikrą kultūrą ir panašiai. Ir misionierius turi pirmą, sakant, įsisąmoninti, respektuoti, gerbti jų kultūrą ir bandyti suderinti krikščionišką kultūrą, krikščionišką galvoseną, krikščionišką turinį su jų pagonišką kultūrą. Bet su pagarba jų kultūrai, jų kalbai, jų gyvenimo būdai. O šiat, pavyzdžiui, Ruandos kalboje, grįžtant prie kalbos, mes sakom šuo bėga, bernukas bėga. Jiems yra šokas. Ir jeigu aš prieš mamą sakyčiau klaidingai, jų kalboje šuo bėga, dabar galvoja šuo, į ryruką, o bernukas bėga ar ryruką. Ir aš pasakysiu tą į ryruką. Ta maža raidelė, bet didelį klaidą užgaučiau. Tai noriu pasakyti, kaip reiškia suprasti skirtingą kultūrą ir gerbti ją. Ir paskui žiūrėti, kaip galima suderinti. Kaip jūs pakomentuotumėte teiginį, kad į Lietuvą, pavyzdžiui, krikščionybė yra atnešta prievarta per kalaviją, kur yra visiškai svetimas dalykas ir mums prievarta per smurtą atvežta? Kaip jūs į tai... Čia kryžiuočiai, vokiečiai nešė... Taip. Aš visuomet pasakoju žmonėms, kai apie Lietuvą pasakoju, sakau, lietuvių kalboje dabar kryžiuotis yra beveik sinonimas priešas. O kryžiuočiai buvo vokiečiai ordino, reiškia buvo net reiškia, su apžiedais, vienuoliai. Ir paskui su kalaviju, su jėga, su brutalumu norėjo priversti priimti krikščionybę. Aišku, tas pradžioje tik tai provokavo dar didesnę rezistenciją, sako, nepasiduoti, neprimti šitą, nes
Ir pats sakant, Kristus irgi, jis respektavo visų pirma, jau buvo didžiausia jo pagarba kiekvienam žmogui. Tas pavyzdys, ta prostitutė, kur nori užmušti. Kad sako, dar guolis yra šiltas, kur paleistivavo. Jis sako, tai gerai. Kas yra be kaltės, be nuodėmės, tegul mane sveda akmenį. Tada visi suprato, kad jis buvo žmogus, kuris pažįsta. Tai jie iš sarmatos paliko akmenis ir pradėjo nuo senųjų. Reiškia, jis ta prostitutė, nes prostitucija nėra geras dalykas, reikia dabar vėl visokie modernų žmonės, visokia psichologija, kokios gyvenimo ten aplinkybės, bet to panašiai. Jis respektavo žmogų kaip po tokį, kokią situaciją. Ir labai švelniai, bet įtikinančiai savo pavyzdžių, perduodavo savo meilę, savo tatą. Ir vėl tam savo meilė tai yra iš savo, tas sakant, jo būdas. Nes daug kartų dabar evangelija yra sutapatinamas su evangelija, su knyga. Evangelija yra Kristus visų pirma, yra gyvas asmuo ir jis savo pavyzdžiai. Ir aš manau, kiekvienas misionierius ir kiekvienas krikščionis, kuris bando, kur kitur gyvena, jeigu nori, kad ir kitiems, ir mūsų būtent savaime. Dabar, ko aš jums rodžiu tą nuotrauką, mes filosofai, kur mokėmės, man atsimenu, tai labai buvo įdomi ta filosofija. Tai, man rodos, Aristotelis dėl sako šitą. Gėris, savyje, tikras gėris, negali būti uždaras kaip kapsulai. Tikras gėris plečiasi, užkrečia kitus gerumu. Tai taip ir su evangelija. Jeigu tu supranti evangeliją, sakant, kad Kristus yra tautos, evangelija atspindys Kristus, sakant, asmenybės, ir šitą tas gėris savaime persiduoda. Ir jeigu yra tikras gėris, nereikia nedaug ten įtikinti žodžio. Tas pavyzdys, sakant, parodo. Tai mes šiandien ir norime pakalbėti apie tuos žmonės, kurie paliko ir tėvynę, ir paskui išvažiavo į svečius kraštus dėl Kristaus žodžio, dėl Kristaus evangelijos. Ir daugelį iš jų jūs pažinojote, nes jie buvo jūsų broliai saleziečiai, kunigai. Tai pirmiausia, norėtųsi pakalbėti apie Aleksandrą Bendoraitį. Jūs jį buvote sutikęs. Tai yra garsus misionierius, kuris padarė didžiulių darbų, misionieriavęs Amazonijoje. Papasakokite apie jį. Apie jį buvau girdėjęs, dar būdamas Italijoje, kur aš mokinau pas saleziečius. Ir keista, kai paskui buvau Romoje teologijoje iš ten tarp lietuvių kunigų, lietuvių kolegijos kunigų, girdėdavo apie Bendoraitę neigiamus atsiliepimus. Neigiamas. Nežinau, ar tai buvo negerai informuota, ar tai buvo pavydas, nežinau. Vienu žodžiu, kai aš nuvykau į šitą Braziliją, San Paulį, kur yra lietuvių parapija, ir ten buvo viena šeima Bendoraičiai. Tikrai jie buvo lyg ir giminės, jie turėjo ryšio. Ir aš tai jai susisiekiau, paskui sužinojau, kad yra, pavyzdžiui, vienas Japonas iš San Paulio veždavo tenais prekes į Amazoniją. Tai, susižinojau, kaip tenais nuvažiuoti, ir tada ir kažkaip su jom susisiekiau, dabar nebeatsimenu, ar telefoną, ar laiškais ir panašiai, nes, pavyzdžiui, San Paulį, kai aš nuvykau į San Paulį 72 metais, paėmė laišką, pasiuntė, tai buvo tik vienas paštas. Paėmė laišką, išsiuntė iš to pašto San Paulį į kitą vietą San Paulį, tai gauna po mėnesio. O laišką iš užsienio ateidavo po savaitės. Tai reiškia, dabar aš nežinau, kaip aš su jom susisiekiau, bet susisiekiau. Ir tada grupelė vyresnio jaunimo, jau buvau susiorganizavę, skautai ir panašiai. Mes išvykom iš San Paulio sekmadienį vakarė su busu. Ir visą naktį autobusas važiavo 1000 kilometrų, asfaltuota į Campo Grande, Mato Grosso. Ten reikėjo pakeisti kitą busą. Ir jau tą vakarą atsimenu, negalėjom toliau važiuoti, ten buvo kažkaip paslydęs žemė, ten jau nebebuvo asfaltuota. Ir paskui važiavom, vienas naktį šoferis užmigo, ten gerai, kad į krūmus važiavo autobusas panašiai. Buvom 5-6. Ir dar laimė, kad išvažiuojant tenais iš autobuso stoties į San Paulą, viena mama, viena iš tų jaunimo, man davė gabalą sausos džiovintos mėsos ir sūris džiovinta. Nes pakeliui nebuvo įmanoma maisto gauti. Buvo maisto, bet tokio durno maisto. Reiškia, ta prasme, būdavo tų kondensuoto saldaus pieno dėžutės pilna, biskvito. Paskui bananai tokie žali,
tai yra virimi bananai, ne, sakant. Ir sakant, limonada ir baigta. Nieko ten nebuvo. Tai laimė, kad aš turėjau ten pakeliui ką nors iškasti. Tai važiavom vieną naktį, jau tada jau Kujaba, ir ten jau į šiaurę, Saleziečių didelė mokykla, buvo atostogos, tai mes vieną ten mėgavom, praleidom vieną naktį. Ir paskui važiavom, dieną naktį, dulkės eina. Tai šeštadienį ant pietų pasiekėm Benderaitę. Jis žinojo, jis mūsų laukė ten autobuso stotelį. Tai reiškia, pirmi 1000 kilometrų buvo asfaltas, paskui visą laiką dulkės žvyras, visą savaitę. Ir tai, tada buvo labai įdomu, jis labai gražiai organizuotas, jau jis turėjo tuomet jau sutvarkytą. Tai pirmą dalyką, ką jis padarė, jis organizavo radio stotį. Nes ten žmonės gyvena ir Baltijoje, ten kaip kaubojai, kadaise Amerikoje. Dėl menkniekų susipešdavo, šaudavo ir panašiai, tą radio stotį dėl auklėjimo. Tada jis įtaisė plytinę, kad reikia su kuom statyti ligoninę. Paskui nupirko ten didelį plotą, ten žemę, ten medžius reikėjo iškirsti, kad turėtų sodą daržom savo ligonėms. Tai kai mes nuvykom, jau buvo padaryta. Ligoninė buvo 110 lovų, turėjo generatorių savo ir 3 vietas buvo, kur buvo šaldomos. Ten, kur operuodavo, ten, kur laikydavo vaistus ir jo mėgamasis. Aš ten buvau po mėnesio, 2 kartus buvau po mėnesio pas jį, jeigu ne vieną naktį negalėjau išmėgoti. Atsigulė, dieną 52 laipsniai šilumos. Naktį tik tai 40 panašiai. Tai vartalojas parakvaituoja. Būtų tai mūsų modernios žurnalistai, tais laikais jį filmavo tenais, ir būtų sakė, tai kas čia per misionierius, kambarys yra kondicionierius. Tai jis dirbdavo žmogus nuo ryto iki vakaro, vienas daktaras tai buvo operuoti. Tai jeigu jis ten, aš sakau, aš vieną mėnesį buvau, ne vieną naktį negerai išmėgau, per karštą buvo. Tai jis turėjo baseiną pasistatę, su stogu, nes ten yra saulė pavojinga. Tai aš iš ryto į tą baseiną, tai šiek tiek atsigauna, paskui dar. Tai, norėjau pasakyti, organizavo tai, kas reikalinga, kad tu galėtum ten dirbti. Atsimenu San Paulį, kai pradžioj buvau nuvykęs, San Paulio dienraštis, reiškia, rašė ten straipsnį, vienas brazilietis kunigas iš San Paulio vyko Amazoną kaip misionierius. Tai garsus čia didvyris, reiškia, čia brazilietis iš San Paulio vyks, čia didvyris, į tokį vietą. Lietuvių ten buvo ten 2, Beikšta ir Benderaitės, ir kiti ten lietuviai, kitos Pietų Amerikoje. Tai reiškia, jau vien iš klimato pusės labai sunku, bet jis gerai organizavo. Jis ten užsisigydė ten ką nors iš kur nors grūdų. Ir įdomus toks faktas, ten būdavo visą laiką šviežia žuvis ir šviežia mėsa. Daugiausiai mėsa būdavo beždžionių mėsa, yra panašiai kralikiena. Tai man po 2 savaičių mažiau aš taip norėjau ką nors. Kaip Italija buvau įpratę, man patikdavo gorgonzola, tas sūris, kuris truputį su pelėsiais. Sakau, ką nors taip supuvusi beveik, ne? Nes visą laiką šviežia mėsa supūsdavo panašiai. Tai buvo, bet jau maisa buvo, daržovių buvo daug, tų grūdų ir mėsa, ir žuvies labai daug. Ir vis buvo, sakant, toks optimistas, mokėdavo taip jakauti, bet tiek darbo, reiškia, operuoti, prižiūrėti tą ligoninį, prižiūrėti visą sakant, tos darbus ir panašiai. Ir tą visą įrangą. Pavyzdžiui, aš Ruandai turėjau šito generatorių. Vieną dieną, taip pasakyti, man generatorius už 15 000 eurų, atsakingi, tas mūsų buhalteris, jis buvo atsakingas, kad pakeis aliejų ir panašiai. Sakau, pakeitė, bet pamiršau šaldymo vandens. Tai užveda ir po pusę valandos girdėjau, kad tik buvau lauke, šaulį kas nors ten skamba keistai. Dėl durnumo, reiškia, 15 000 eurų velno pareiškia. Tai buvo, tai jiem tokia įranga ir laimė, kad jis turėjo tokį gerą seselę Saverą irgi. Tai irgi, nes ten jis būdavo ten daug svečių, bet ta visa ta aišku, ten aplinkybės, ten rasti darbininkų, pavyzdžiui, ligoninėje, kad būtų švara, kad ten prižiūrėtų to draugus panašiai. Tai gerai, kad turėjau tokią seselę, kur jie padėtų, nes vienam būtų labai sudėtinga. Aš tą galiu pasakyti, kad aš Afrikoje išbandžiau tą dalyką.
jau vieną reiškia prižiūrėti, kad išvietės būtų švarus, kad pat virtuvė, kad panašiai higienai. Tai tik jau pasakyti pagarba tam žmogui ir visuomet būdavo, sakant, geros nuotaikos, nežiūrint tų darbų ir panašiai. O jūs visą grupę visą mėnesį pas jį išbuvot, gyvenot? Visą grupę, jo. Tai viena buvo Lietuvaitė, Šimonytė, čia yra ir Seima, ne? Premjerė dabartinė. Ar ir Šimonytė, jo. Jo, tai Šimono šeima, tai jo Šimonytė, tiesa, Šimonytės viena, ta vyresnė sesuo, buvo ištekėjusi už vieno Bendraičio. Tai šis tenis, Bendraičio giminės. O viena kita Šimonytė su savo draugu Džimu iš Jamaikos, ar kur buvo jo, Jamaikos, tai jie buvo slaugai, tą mėnesį padirbėjo. Ir tas slaugės irgi, tas jo draugas irgi. O kitus, tai dabar nesimenu, ten tiesiog. Kitą kartą atsivežiau Italas, vienas inžinierius Pirelį dirba, ir lietuvis irgi iš Kalifornijos. Jis buvo, antrą kelionę buvo pas Bendraitį. Jis buvo pasiųstas į San Paulo kaip inžinierius statyti, aš galvoju, kaip neįmanoma tą daryti, bet pastatė metro. Įsivaizduokit, miestas tuomet 11 milijonų gyventojų, statytas be taisyklių. Kiekvienas kampas pristatyta panašiai, kaip jie tą metro pastatė. Tai, kadangi lietuviai susiragavom, aplankydami vienas kitą, ir nes aš ten buvau, ten lietuvių parapija buvo žinoma San Paulyje. Ir jis įsitarė, kad jiems labai patinka žvejoti. Tai sakau, vyks su manim, paskui Bendraitį, tai galės žvejoti. Tai atsimenu ir važiavom su tais indėnais, su valtim, kur nors sustojom naktį, vakare. Ir jis sakė, traukit, ten tai kibirai buvo pilnas žuvų, sako, kas vėl suvalgęs. Ir aš turėjau tokį įvykį, neužmiršau, ir jaučiau jau tuomet, sakau, tas dalykas niekad gyvenime nepasikartos. Tai man nusibodo, ten žvejoja kiti ir panašiai, tai aš su vieną dieną, ten valtą mažą, pirogą, ir per upę taip, į šoną taip. Pilnas mėnulis, šalia medžiai, 80 metrų aukščio, tai sakam sakyti, tokia juoda siena, bet gyva siena, pilna to paukščio, pilna gyvūnų. Ir jis taip ploja vilėtai ant to vidury, ten mėnulis ir aš vienas, sakau, Dieve mano. Ir tikrai, sakau, nepasikartos tas gyvenime. Dabar ten nenorėčiau nevykti, nes ten yra tas Bolsonaro, ten miškai dega ir nebegalima užgesinti. Įsivaizduokit, 80 metrų kamienas, tokia pilna, milžiniška kamienas, tik ten pradėjo degti, ten kas yra užgesins. Ten naikina taip. Ar jūs turėjot progą su Bendraičiu asmeniškai pabendrauti apie jo praeitį, pavyzdžiui, pasikalbėti, nes sako, kad jisai, žodžiu, ne savo pavardę yra gyvenęs, ar ten pasikeitęs pavardę. Jis turėjo kitą pavardę. Nu, taip sako žmonės, kad galimai. Nežinau, kaip tik kunigai ten Romai, ten negamai apie jį atsiliepė. Galbūt aš tam o tie Bendraičiai San Pauliai, sako, mes turime ryšį su juo, kadangi yra Bendraičiai ten giminiai. Aš apie tą nesu girdėjęs. Aš esu girdėjęs, tik dabar man jis pats ir pasakoja, jis buvo legionierius tam tikrų metų. Nu, kaip ir aš buvau išdykėlis, sakant, gimnaziją, norėjo mane išmesti, išsiųsti į patizos namus, aš ieškojau nuotykių, 12-13 metais. Jis, sakant, kiek buvo legionierius, paskui Prancūzijoje studijavo mediciną ir daktaras ir paskui misionierius. Ir jis mokėjo taip gerai organizuoti, tarp kitko, Bremeno tai yra žmonės iš Bremeno miesto, kur yra 80-90% evangelikai, jiem finansavo ligoninę laivą. Tai jis to laivu plaukdavo per tas upės ir ten taip gelbėdavo žmonės. Lituanika vadinosi tas upės. Jo, o aš Ruandai neturėjau laivą, aš pėsčiomis. Man vienas italas daktaras turbūt pamokino, kaip duotas injekcija ir panašiai. Ir man pačiam, kai man malarija būdavo, aš duodavau savo. Tai aš lankydavau žmonės, duodavau vaistų, sakant, ne ten komplikuotų lygų, ten pavyzdžiui, ten beveik visi turi malariją arba šitą parasito vidurių ir sakant, reumatizmą, kadangi miega ant žemės ir naktys ten yra vėsos. Tai o Bendraitis jau profesionalis, tuo laivu važiuoja ten pakeliui, nes ten žmonės, kur gyvena palei upę, kaip jie nuplauks į kokį ligoninę. Ir jie neturi priemonių. Tai. Gal jums teko būti tame laive, aplankyti tą laivą? Ne, aš su mažesniu laivu važiavau. Jis Bolivijoje statė antrą ligoninę. Dabar tame laive su jom plaukom kartu su kitu laivu.
Ir tada, tai atsimenu, mes maudėmės, nes kai vyksta į Amazoniją, iš Porto Velio, tada su maža lėktuvu pas Benderaitę. O kaip čia yra, buvo ten žolė pievas ir ten šalia buvo irgi tokia, lyg ir futbolo aikštė, vaikai gano tenais ožkas, tai tas mažas lėktuvas pradės nusileisti, skrajoja, kad šaukime veiks, kad žinai, kad ten turi nusileisti. Tai ir kaip čia mes sėdime už lango, tai matydavai, ten kai lėktuvai leisdavos ten ant tos. Tada iš to lėktuvo, aš esu tokia detalė, yra DC-19, toks 2 propelleriai, saugiausias lėktuvas pasaulyje. Vienas gali neveikti, visi ten skrajosi vienu propelleriu. Pilotas per langą kojas iškiš, kad būtų vėsiau. Ir neaukštai skrajoja ten virš miškus. Ir kur yra upės visuomet, kur vingiai, posūkiai, matai pliažas didžiausias. Reiškia įrodymas, kad visa Amazonija kadaise buvo jūra. Ir ta jūra reiškia ten žemės, kaip dabar, sakant, keičiasi žemės paviršius klimatas, taip per daug metų įvyko. Ir ten smėlis. Mes tokį vietą maudėmės. Ir vandenį piranės, taip. Tai aš sakau, bet piranės žinau, kad ten ėda žmonės ir panašiai, mėsą. Ir tas yra tiesa, bet ten, kadangi ten tiek daug kitų gyvūnų, tai ten nepuola. Bet ten Kujaba, kur buvo ir labai karšta, kur jau nebėra beveik miškų, tai ten, kai nori karvė, ten savo gaują pervesti per upę, ten tiltų nėra, tai pasunči 3-4 senas karvės į priekį. Tai toj matosi kraujas, piranės ėda ir po 10 minučių galima tada kitas pervesti. Tai sako, čia dėl piranės čia nėra problema. Gali būti problema dėl anakonda. Tai... Aišku, jūs sakot, kad buvot porą kartų pas Benderaitį, kuriais metais tai buvo ir ką jūs veikėt, ar turėjot kažkokį darbą tenai, jam padėjot kažką, ar tiesiog jūs kaip turistai buvot ir žiūrėjot, kaip vyksta? Darbo aš neturėjau. Atostogos buvo. Ne, aš ten su tais indėnės ėjau ir medžioti, tenais paskui gal mažiau negu mėnesį, bet tarkim, tenais tą padėjom, ten vaistus turbūt ten prižiūrėti, bet šiaip atostogos man buvo, jo. Nu, informacija, rodė ten radio sodą, rodė ten, kur ten miškė, ten iškirsta, kur tas sodas ir panašiai. Ir mieste ten susipažinti su kai kuriom žmonėmis ir vietomis. Tai negaliu sakyti, kad ten specifinių darbų būčiau aptikęs. Šių laikų lietuviai apie Aleksandrą Benderaitį žino labai mažai, arba žino tik tai iš filmo, kurį sukūrė jaunas lietuvių režisierius ir panašu, kad tas filmas sąmoningai stengiasi viešai sutrypti negalinčio žmogaus apsiginti garbę. Ir ką jūs manote apie tą filmą ir ar su jumis bandė susisiekti filmo kūrėjai? Jis susisiekė, man skambino ir panašiai. Tai. Nu, aš iš ten tą filmą tik tai mačiau vieną dalylytę ir supratau, kad yra labai, sakant, histeriškai ieškoma neigiamų dalykų. Ir pasigėdau, reiškia, truputį pažiūrėjau, paskui man buvo kuktų, nebežiūrėjau toliau. Pasigėdau, nu kur tas ligoninė, tai kas pasatik tokios sąlygos tenais panašiai. Aš, pavyzdžiui, Ruandai pasačiau, pirmą dalyką, ką pasačiau, tai bažnyčia, tai labai lengva. Bažnyčia pasatai, paskui ponas Dievas yra šeimininkas, jis tvarko toliau reikalus. O statyti našlaityną jau yra sudėtingiau, tada yra gyvi vaikai, reikia rūpintis ir panašiai. Stačiau mokyklą, o Ruandai negali būti mokykla, sakant, jeigu yra gimnazija, be bendraamžiai ir panašiai. Tai nebuvo dokumentuota ten pozityvi dalykai. Reiškia, žiūrėti, aš manau, jeigu gerą filmą Benderaitį reikėjo pradėti nuo pradžios, kaip jis tenais pradėjo, kur nieko nėra. Aš pats žinau, Ruandai irgi pradėjau tenais tą našlaityną, ir nieko nėra. Buvo tik pelkė apleista, seniūnija leidė ten svartotą pelkę. Nu, tai reikėjo pirmą sausinti, paskui pradėjau su vieną palapinį, daug kartų lauke mėgojo, kol ten organizuoja savo ten ir pastatas panašiai. O ten dar ir klimatas, ir sunkumą. Tai būtų gražu filmą parodyti, kiek reikia pasagų, kiek reikia aukos, kiek reikia savęs įsižadėjimo. Tokias sąlygas pastatyti tokią vertingi dalykai, kur ir ligoninė, kur ten kit aplink, sakyčiau, 1000 kilometrų neranda ten pagalbos medicininės. Tai tokį vietą, tai gaila, kad reiškia tas nėra iškelta, nes neigiamų dalykų yra pakankamai pasaulyje.
yra ir gerų dalykų, bet būtų sakant, gerai iškelti, parodyti, su kokia auka, su kokia meilė jie atsiranda. Jūs tenai sutikote ir kitą garsę mūsų misionierę, kuri kartu dirbo su Bendaraičiu ir 40 metų Amazonėje misionieriavo, tai buvo Emilija Šakėnaitė, sesuo Ksavera, kuri priklausė Švenčiausios širdies pranciškonių misionierių kongregacijai. Ir ar jūs ją sutikote abu kartus ir ką jūs apie ją galite papasakoti? Nu, jie kaip namų mama. O taip dabar, kad va čia moteris valė ir panašiai, čia verda ir panašiai. Ir taip ypatinga dėl ligonis. Ir pamenu ypatingai, kas liečia stilių, higieną ir panašiai. Nes vietiniai žmonės be jų kaltės auga labai, sakant, paprastose sąlygose, tai apie higieną mažai ką nusimano. Pavyzdžiui, pas jį virtuvė būdavo indėnų, ten moteris ir vyrai. Nu, kai šiltai, ten nuogi. Nes jie miške įpratę, taip nuogi ir panašiai. Bet tas nėra, sakant, trūkumas prieš higieną, bet vis tiek ten ir atsargiai su vandeniu. Ir paskui vėliau, tada į San Paulą atvyko pas mane vienas iš Kiaušio, vadinasi, daktaras Kiaušio iš Australijos. Jis paskui vyko pas Bendraitę, bet jau aš su jom nebuvau ten Amazonėje San Paulė. Aš jam daviau, sakant, koordinatas, kaip ten susisiekti, kaip nuvykti ir panašiai. Ir jis paskui ten irgi įsakė ten Našlatyną ir panašiai. Tai va, jūs esate bene labiausiai žinomas salezietis misionierius Lietuvoje, bet yra dar daug garsių saleziečių misionierių, kuriuos ir jūs pažinojote ir padarė įspūdingų darbų įvairiose šalise. Tai pirmiausia, turbūt reikėtų paminėti Kazimierą Bėkštą, kurio biografija nemažai panašumų kaip ir jūsų biografija. Jisai kaip ir jūs gimęs Klaipėdoje yra, pasitraukė per karą Vokietiją, buvo skautams priklausęs, skautas akademikas, atvykęs į Braziliją, baigė saleziečių mokslus ir tapo kunigu ir 11 metų misionieriavo Amazonijoje, buvo mokslininkas, tyrinėjo tautų kalbas, kultūrą, mitus, parengė žodynus, išvertė Evangeliją į indėnų tukano kalbą, įkūrė muziejų, žodžiu, didžiulių darbų padarė, yra laikomas vienu ryškiausių Amazonės kultūrinės antropologijos mokslininkų. Tai ir jūs esate sutikęs Kazimierą Brazilijoje, Manaus mieste 73 metais. Kokios buvo šio susitikimo aplinkybės ir kokie įspūdžiai? Nu, jis, sakant, labai taip santūrus ir kuklus. Kaip aš minėjau, tenais Manaus buvau beveik savaitę, labai karšta. Ten buvo saleziečių mokykla, jis ten irgi toj mokyklai, ten turėjo savo kambarę, kaip bazę, bet jis ten dirbo ir ten gyvent prie Rio Negro. Nu, aš tik galiu pasakyti, jis visai kitokio lygio, aukštesnio, aš nesu toks sistematiškas, akademiškas, kaip jis reiškia. Jis yra ta kalbas ir ten paruošė ten vadovėlius dėl tų kalbų ir data muziejus ir panašiai dokumentuoti. Bet kaip tas žmogus tame klimate dirbo, išlaikė, man yra, tai turi būti, sakant, labai, nors girdėjau, jis irgi ten turėjo problemų, ten su sveikatai, ten senatas panašiai. Nu, aš turėjau problemą jau nuo pat pabaigimo, nuo mažens, mažo kraujystė ir panašiai. Ir man tam tikrų metų ir dantis iškrito skorbutas, kadangi dėl maistų trūkumo. Jaučiau didelį pagarbą, didvyriškumą, kaip tokiame klimate galima nuosekliai tiek sunkiai dirbti. Tai buvau maždaug savaitę, kaip minėjau, aš negalėjau valgyti, tik tai gerdavau ten guaraná, yra tokia limonadas, braziliškas iš tokių vaisių, nu, tai skanus ir gaivinantis. Ir bananus valgydavo, nieko kitko. O ką kitą prie stalo valgė, aš negalėjau liesti, net, kadangi prakaituoja ir karšta. Ir jų mokiniai iš ryto ateina 6 valandą, pažaidžia, paskui po to jau nieks neina ant žaidimo aikštės dienos metu, per karštą. Tai kaip galima apibendrinti, kuo Kazimiero Bėkštos gyvenimas, kuo jis yra išskirtinis, kuo ypatingas? Nu, yra visų pirma, sakant, jis toks buvo santūrus, tylus, didvyriškas. Padarė kultūringą darbą ir taip pačiu laiku jūs pirmas klausimas, geras misionierius. Jau vien, kad gyvena tokiuose sąlygose visą gyvenimą, tai jau žmogus visiškai save, reiškia, užmiršęs palikęs savo dovanoja. Tai galiu pasakyti, man tai didelis didvyriškumas tokiame klimate nuosekliai dirbti ilgesnį laiką. Kitas visai pamirštas saleziečių lietuvių misionierius buvo Juozas Kisielius, gimęs 1909 metais, kilęs iš Jurbarko krašto. Ir jisai misionieriavo Meksikoje. Atvyko po Antro pasaulinio karo, studijas baigė Italijoje, Prancūzijoje, taip pat Vitėnuose kursą saleziečių formavimosi pabaigė. Ir jis buvo tikriausiai ilgiausiai Meksikoje apie 40 metų misionieriavęs lietuvis. Ir ten irgi sąlygos buvo jo sunkios, tarp turtingiausių žmonių. Statė bažnyčias, vadovavo saleziečių mokyklom ir
darbo intensyvumas, sako, būdavo toks, kad per dieną aukodavo 7 mišias sekmadienį ir dar pamokslų pasakydavo. Tai ką jūs esate apie jį girdėjęs, ar kažkokių faktų, detalių? Aš buvau nuvykęs, jis ten gyveno tuo metu Monterey mieste, prie netoli Rubežos, link Amerikos. Jis apie savo žmonės, kai kalbėjo, tai jiem ašaros, jis taip mylėjo tos vargšius. Ir sakau, kaip jo sąlygos, kaip jos tas kambariukas, toks kuklus ir paprastas, didžiausias, sakyčiau, 100% neturtas. Ir toks savo atsidavimas, tai pas jį, sako, apsilankyti, pabūti pusę dienos, tai atsakymas tą pirmą jūsų klausimą, koks yra geras misionierius. Jis visiškai įsijungia į jų ten gyvenimo būdą, paprastumą ir panašiai, jis save dovanojęs. Aš manau, daugiau negalima dirbti, jeigu žmogus tiek, sakant, ir pamokos, ir mišios, bet tai rūpintis ir lankyti neturtingus, nunešti kokią pagalbą ir panašiai. Man buvo, sakyčiau, irgi didelė laimė susitikti asmeniškai tokiais vyrais ir man asmeniškai stiprino, kai aš dirbau Ruandoje, nes Ruandoje buvo tam tikrų momentų irgi, kai matydavau lėktuvą, galvodavau visako, jeigu aš galėčiau ten būti tam lėktuvai čia išsprukti iš Ruandos, ta pradžia buvo labai sunkiai. Buvo labai sunkiai, ten ir materialinė, ir psichologinė ir panašiai. Bet tada tokie pavyzdžiai, ten, sakant, mane stiprino ir maitino visam gyvenimui. Negalime nepaminėti ir kitų 2 saleziečių, kurie Dievo žodį skleidė komunistinėje Kinijoje Mao Dzedungo laikais, tai kunigai Antanas Perkumas ir Petras Urbaitis. Petras Urbaitis buvo jūsų auklėtojas ir esate asmeniškai bendravęs. Aš jau būdai asmeniškai, pažiūrėjau, sutikau. Tai šių žmonių istorija labai įdomi ir svarbi ir jie yra nukentėję. Tarkim, Antanas Perkumas per Kinų-Japonų karą buvo sužeistas, gelbėdamas savo vaikus iš savo amatų mokyklos. Tai ką jūs apie juos galėtumėte papasakoti? Visų pirma, kai pasakojame, buvo įdomu, reiškia, apie Kiniją, tai pasakoju, abudu, reiškia, iš pradžios buvo kartu, tai bus girdėjusios skyrės darbai. Tik tai po 5 metų galėjo išeiti į žmonės, nes kalba yra labai sudėtinga, kiniečių kalba. Ir raštas sudėtingas, ir žinau, kad yra ten akcentai 8. Tai reikia turbūt gerą klausą, muzikalinę klausą, kad galėtume pakalbėti. Tik tai žinau, paskui abudu pakliuvo į kalėjimą. Ir buvo atskirai pas Mao kalėjimas. Paskui dar atsimenu, Perkumas buvo pas mus atvykus į Italiją ir pasakojo, kad jį buvo išleidę iš kalėjimo per tą tiltą į Honkongą buvo paleistas. Ir apie Urbaitį nieko nežino. Tai vieną vakarą kažkur jis prie jų ten teritoriją, per mokyklą buvo ten gan didelė teritorija. Mato žmogų. Čia yra Urbaitis, jis jau negyvas. Sako, tai paskui džiaugiausi, kad jie vėl susitiko. Ir abudu, pažinau, reiškia, kiti, sakant, po to Urbaitis buvo pas mūsų mokytojas ir aš daugumas eidavau pas jį prieš pažinties. Jis buvo labai įdomus, sakant, žmogus ir didelės širdies. O Perkumą irgi lankiau Karakase, ten jis buvo, ten Lietuvų kolonijos kapelonas ir ten maros ir užbaigė savo gyvenimą ten Karakase. Ar teko skaityti Petro Urbaičio tą didžiąją knygą apie Kiniją? Kinija Azijos milžinas. Tai ten yra tik ten prirašyta. Yra kitas lietuvis misionierius, saldietis. Dabar žiūriu, kad jūs nieko nemetėte, manau, kad jis turėjo būti čia žinomas. Sabaliauskas. Antanas Sabaliauskas. Ir jo brolis Eugenijus liko čia. Tai sesuo iš Čikagos, atsimenu, dar sovietmečio atskrido čia aplankyti ir pasakoja vakare, vidurnaktį, lyja, ant kelių viduryje eina, gali pasakoti, nes kitur bilėjo ten. Tai šitas Antanas Sabaliauskas irgi parašė knygą nuo Imsrės iki Oronoko. Imsrė yra mažas upelė tenais kur nors Suvalkyje, o Oronokė tai didelė upė ten. Ta knyga ten yra apie fakyrus, panašiai, aš manau, ten pusė primeliuota, ar perdėta, bet įdomi knyga. Tai apie Svirnelę tada kalbant, tai dar viena egzotinė šalis ir dar vienas salezietis, tai Indija ir Svirnelis. Tai jisai buvo prifilmavęs 1,5 valandos video medžiagos filmą apie Indiją, apie savo veiklą ir tikriausiai yra pats nufilmavęs ir ta medžiaga dabar yra Lietuvos valstybiniam istoriniam archyve. Ir jisai statė Indijoje bažnyčias, 5 bažnyčias pastatė, dirbo irgi sunkiausiam sąlygom ir su žemiausios kastos žmonėm.
Tai ką jūs apie Joną Svirnelį esat girdėjęs? Nu, jis asmeniškai man ten parodė, paaiškino, jis pastatė tas bažnyčias ir mokyklas, bet niekad nebuvo Amerikoje. Aš tai važinėjau, aš iš Saleziečių išmokau, reiškia, kai pradėjau tenais organizuotis, taip, vykdavo iš pradžios į stovyklas tenais į Ameriką, į Kanadą, paskui lankiau ir Venezueloje, Kolumbijoje, ir Bolivijoje žmonės, paskui net Australijoje, Anglijoje, Skotijoje. O jis atsisiųsdavo ten koks draugas lietuvis, jam pasiūsdavo iš tų didelių miestų. Aš studijavau Čikagą, kai buvau, ir ten tais laikais telefono knygos. Tai buvo tokios storos knygos, labai mažytis raidės. Tai jis iš to knygų ten žiūri pavardės, nu, gali būti lietuvių. Tai jis tokiu būdu, nežinau, kaip jis tenais, kiek jam reikėjo rašinėti, ten, nežinojo asmeniškai, bet iš pavardės sako, gali būti lietuvis. Ir tokiu būdu jis susorganizavo gerą grupę geradorų, iš kurių jų lėšomis pastatė tas bažnyčias. Jis tai pasakoja, Svirnelis. Tai aš jau Vitenį sutikau ten Italijoje, ten, ir čia internete yra parašyta, ten, kur jis laikydavo pradžioje mišės, vaikai iki 8 metų nedėvė rūbų. Tai visi nuogi, duodo ten gabrą laikraštėlį, ten nusidėkite paskui per mišės. Tai labai primityvus tas sąlygos, bet kai ta jo sistema tai yra originaliai, reiškia per telefonų knygas taip suorganizuoti geradorus. Tikrai originaliai. Dar vienas salezietis irgi ypatingas yra Albinas Margevičius, kuris yra vienintelis lietuvis, kuris iki 90 metų priėmė Japonijos pilietybę ir gavo japonišką vardą, buvo Rubino Hitoshi. Ką jūs žinote apie Albiną Margevičių, Rubino Hitoshi? Nu, tą aš ką visai pradžioj minėjau, reiškia, yra labai svarbu, jeigu tu esi kitoj kultūrai ir tu, reiškia, tu esi viena kultūra, tu esi kitoj kultūrai, duoti jiems suprasti, įrodyti, kad tu gerbi jų kultūrą. Pavyzdžiui, toks negražus išreiškimas, čia girdėjau ten Vilniuje, ten Lietuvos Saleziečių parapija, Švento Jono Bosko parapija. Pusė parapiečiai yra lenkai. Tai ten dirba ten lietuviai kunigai ir visuomet būna vienas, du, antras lenkas. Tam tikrų metu buvo vienas ir tai pasakė, aš atvykau dėl lenko, ne dėl lietuvio. Ir reiškia, visai nesistengė išmokti lietuvų kalbos. Nu, kiekvienas gal, aš manau, supranta, negražu, jeigu tu tam krašte bent šiek tiek pasistengia. Ne? Tai buvo, o jis 100% pasistengė ir tą žmonės ir gerbė, dėl to ir davė jam pilietybę ir tą vardą panašiai. Ruandoje turėjo tokį atvejį, vienas belgas misionierius, ten kai aš nuvykau prieš 50 metų, ten nieko nebuvo daroma dėl neįgalių žmonių, nieko iš pat valdžios pusės. Aš atsimenu, ten Kigali mieste milijonas gyventojų ir vis tik ten daug automobilių panašiai. Lenta, taip, su ratukai ir guli ten vyras, jaunas vyras, negali visai taip juda. Gali virti tą automobilį, kad jį dar nesuvežė panašiai. Tai buvo, ten šitas belgas kunigas įkūrė centrą, kur išmokino jos ortopedinės priemonės patys daryti. Ir jis tada tam tikrų metu priėmė labiausiai taip nekenčiamos arba negerbiamos genties vardą. Tai yra, Tutsi yra, kur buvo tas genocidas, Hutu tai yra dauguma, Tutsi labai išdidus. O Tkwa, jie vadinasi, tai pigmėjai, labai, sako, tokie primityvus. Tai jis norėjo paėmė vietinę vardą ir priklausant šitai. Ir kai jau senatai susirgo, vežė į Belgiją, bet jo lavoną vėl atvežė atgal, atskraidino į Ruandą. Ir visi neįgaliai žmonės, ten gerai jo organizuoti, turi savo centrus, ortopedinius centrus, duoda mažas fabrikėlis buvo, kur gamina tas vietinis radijas, labai paprastas, su baterijom panašiai. Tai va, tas žmogus irgi įsikultūrinti, reiškia. Tada žmonės ir priima. Ir tas belgas kunigas dėl neįgalių, jiem nereikėjo daug žodžių. Jo gyvenimas, jo pavyzdys pasakė, ką jis daro. Tai va, taip ir Albinas Margevičius tą patį, tai dėl to jį gerbė jie. Mes kalbame apie praeitį, apie praeityje lietuvius, kurie važiavo, viską paliko į svetimą šalis, pavyzdžiui, Margevičius nuo 33 metų gyveno Japonijoje. Ar jums žinomi dabarties lietuviai, saleziečiai arba nebūtinai saleziečiai, kurie šiuo metu yra misijose ir apie dabartinius tos misionierius? Ar yra tokių pavyzdžių ir kiek dabartiniais laikais, kiek yra kitaip? Koks yra kitoks misionieriavimas dabar?
Dabartiniai lietuviai saleziečiai misijose. Ar yra tokių? Man reikia galvoti tikrai. Įdomu, man nieks ten nėra, pats nesakiau šito klausimo. Lietuvų ne, dabar šičia Lietuvoje yra Taip, svetimų misijų. dabar į Lietuvą atvažiuoja jau. Tai dabar Lietuvoje nėra nei vieno, išskyrus mane, man atrodo. Jo, Gali būti. kurie buvo jau išmirė visi, o dabar yra visi svetimtaučiai. Nu, turi būti kur, bet dabar reiktų paklausyti Aleksandro tenais iš Vilniaus. Kaip Jūs manot, kaip šiais laikais, kiek yra prasminga vykti į svetimą šalį, kai mūsų pačioje Lietuvoje vos nereikia daryti misijas, kad žmonės išgirstų apie Kristų? Kai aš vykau į Ruandą, kai kurie lietuviai parašė, ir norėjau čia pasakyti šitą, atsimenu, tais laikais aš vykau į Ruandą 78, tai sakyčiau nuo 65 buvo nemažai lietuvų Amerikoje, Čikagoje, Detroite, kitur, juodžiai. Tada, kai ten kažkaip buvo ten paskelbta, kad kunigas Šulcas vyksta į Ruandą, į Afriką, tai parašė kai kurie vienas lietuvis. Nu, ką čia dabar Afrika pas tas negrus, mums lietuviams reikia kunigų ir panašiai. Tai vienas lietuvis protestantukas Heidelberge dirba bibliotekoje, jo vardas yra Artūras Hermanas, pavardė Hermanas, Artūras, Klaipėdietis, Klaipėdės kraštas. Jis ir ten labai veiklus, ten liuteronų lietuvių grupė Vokietijoje. Tai jis gynė, sako, kodėl dabar taip neigiamai atsiliepia, kad kunigas važiuoja į Afriką, vis daugiau, kad maža Lietuva ir panašiai, jai reikėtų kunigų. Ir yra dar gražiau, kad jis reiškia, nežiūrint, kad reikia, kad jis ten eina dirbti, kur dar labiau reikalinga kunigų. Ir paskui, pavyzdžiui, saleziečių dabar mūsų bendrai kongregacija toks buvo eksperimentas, tai jau prieš, gal irgi jau prieš 30 metų ar anksčiau. Trūksta personalo, dabar vis trūksta personalo. Ir tam tikrą metu, reiškia, ten buvo bendras kapitelas ir buvo ten iš Afrikos, vienas kits salezietis, jau kunigas ruandietis ir iš Kongo. Ir kažkaip jie apelavo, reiškia, ateikite mums padėti, mes pradžioje mažai esam. Tada vyriausias rektorius, reiškia, viršininkas, turėjo drąsos paleisti šitą iššūkį, reiškia, ir pakvietimą Afrika, prožekto Afrika, reiškia, projektas Afrika. Ir tada, nežiūrint su didelėm aukom, kad patiems reikia žmonių, siųsdavo, nuo to laiko atsirado daugiau pašaukimų. Nes tas yra, tā sakant, paradoksas mūsų tikėjime, kol daugiau savo dovanoji, tol daugiau gauni. Taip. Akivaizdu, kad mes lietuviai turėjome ir tikiu turime dar iškilių asmenybių, kurių pavyzdžiai uždega, kuriais mes galim pasidomėti jais giliau, paskaityti veikalus. Ir šitą pokalbį apie misijas ir lietuvių katalikų misionierius norėtųsi baigti lietuvės misionierius Elenos Šakėnaitės sesers Ksaveros žodžiais. Mes dirbome atsižadėdami savęs. Visą gyvenimą vadovavausi principu, jei tik yra proga, daryk gerą, nes blogį nugalėti galima tik gerumu. Amazonijos džiunglėse mes visada vadovaujamės Evangelijos priesakais. Už meilę atsilyginama meilė. Šito linkėčiau visiems žmonėms. Tai labai ačiū Jums už pokalbį, sveikatos, stiprybės ir Dievo palaimos Jums.